Sveiki, su jumis tiem, kas tiki. Pažiūrėkime šiandien, kokią žinutę norėtų jums perduoti kortos. Žinutė moteriai. Jeigu nesate moteris, tai galbūt susijęs su jūsų mama, sese, drauge, kurie gali turėti katę, gali užimti aukštas pareigas. Taip. Aukštos pareigos gali būti. Gali daug gyvenimo pasidaryti, tiek savo gyvenime, tiek kitų gyvenimuose. Dalyvauti labai daug reikšmės suteikti. Taip, vadovaujančios pareigos. Galbūt yra socialinis darbuotojas, ar tai kažkoks tai žmogus, kuriam teikiama yra pagalba. Šiuo metu žinoma draugystės norėtų užimti draugystės. Tokia kaip per draugystę eina kažkas per draugystę. Tik tai prie jos ar ne prie jos. Kaip čia yra, kad labiau matytųsi. Vis tik nelabai matosi. Bet žmogus, pas kurį jinai tarsi savo darbu, įdeda daug darbo ir dėl šitos draugystės. Ir jinai labai varginanti yra. Šita draugystė labai vargina žmogų. Kažkaip nemoka nubrėžti ribų galbūt. Kodėl čia taip yra? Labai daug kantrybės reikalaujantis dalykas. Kažkas skaudžiai ir greitai priartėjęs įskaudino žmogų, prie kurio buvo prisirišta. Dėl to šita draugystė sunkiai vyksta. Ko jie tikisi šioje draugystėje? Ar darbą, ką jie tikisi? Jie tikisi, kad bus atkurta šeimos laimė.
kažkokie santykiai su šeima, kur reikalingas yra bendravimas, nuolatinė galbūt pagalba. Kažkaip suvienyti, atrodo, žmonės norėtum. Taip, suvienyti, nes yra kažkokios spragos, kažkokia griūtis įvykus. Žmonės atsiskyrė, yra nusivylę, mažai bendrauja, kovoja su savimi ir su kitais. Kitiem pasakoja galbūt nebūtus dalykus. Kad tie žmonės girdi. Pasakoja, giriasi, koks yra geras gyvenimas, kaip eina srautai iš visur, gaunama yra pagalba, bet jos iš tikrųjų nenori priimti. Per sunku yra žmogui priimti pagalbą, kuri yra teikiama. Arba yra siūloma pagalba, kad žmogus priimtų, kad būtų kažkas stebima. Galbūt sako, yra darbuotojai, galim pasirūpinti, bet kažkas nenori to priimti. Ar čia tam žmogui reikalinga slauga? Žiūrėkime. Žmogus nešantis daug savo patirties, turintis žmogus, daug visokių tai dalykų prisijėmė žmogus iš kitų galbūt. Gali būti, kad metų daug dienų, pakankamo amžiaus, bet jau nebepaneša tiek, kiek reikia panešti, ar reikėjo pagalbos, ar būtinai yra jam pagalba tam žmogui. Taip ir ne, bet galimai, kad taip. Galbūt jinai labiau kaip dvasiškai kažkoks taip apsivalymas turi vykti. Taip emociniu lygiu. Įvykiai laukia šito žmogaus. Vis tiek gaus kažkokius tai kažkokį materialumo, kažką tai gaus. Žmogus labai ginsis, kad jam yra sunku. Bet jisai privalės padaryti sprendimą. Jisai privalės priimti kažką tai, privalės pasitikėti vedimu ir pajudėti
link pabaigimo kovų, kad sustiprėtų galbūt sveikata, moteriški kažkokios gal moteriškos ligos, ar tai, kad sustiprėtų tiesiog sveikata, privalės priimti, nes tiesiog sąmyšis bus organizme, galbūt reikės medikų pagalbos ir turės priimti, gal būtinai taip išeiti nuo nusivylimo ir pradėti gydymą, galbūt. Laukia. Priimti baimes, nebijoti. Toks pat esi, kaip kiti, nesi kažkuo išskirtinis. Suprasti dalykus. Ir užbaigti kažkokius tai reikalus. Kokie tai reikalai? Kažkokie skurdo reikalai, kur yra einama galbūt pas kažką, kur stagnacija yra sustojimas. Užbaigti kažkokius reikalus turi tas žmogus, nes kažkur yra įsivaizdavimas, kad kažkokias emocijos draugystė kelia, bet jinai kelia tik sunkumus. Arba kad nėra draugystės, meilės kažkokios, kad atseit nereikia pasikliauti vien šeima, o reikia mylimo, artimo žmogaus. Ir viskas bus gerai. Tai čia yra blefas. Žmogui reikia išeiti iš priklausomybių ir pradėti sveikimo kelią. Pagalba yra, kad matome, moteris norėtų padėti ir reikia kažkokiam žmogui priimti. Nes yra duodama pagalba. Taigi, su jumis buvo Tiem, kas tiki. Iki kitų susitikimų. Taip pat galite susisiekti asmeniniam taro skaitymui. Taro Tiem, kas tiki. @gmail.com